Kauno maratonas yra unikalus dėl to, kad žmonės skatina sportuoti, siekti rezultato, atitrūkti nuo kasdienybės. Taip pat ir šventė, ir vaikai ateina, būna vaikų bėgimai, šeimų bėgimai. Visus kviečiame dalyvauti. Tai smagi šventė, ne vien tik ir bėgimas. Nebūtinai ir laimėti, svarbu dalyvauti. Na, svarbiausiai laikyti susibrėžto tikslo, jeigu jau labai sunku bėgti, tada sulėtinti tempą ar paeiti truputėlį, bet šiaip geriausiai bėgti ristele. Galima atsigerti vandens, apsipilti ant galvos, šiek tiek atsivėsinti. Tokie patarimai būtų žmonėms. Tik pradėjusiam sportuoti patarčiau pasirinkti trumpesnę šiek tiek distanciją. Aišku, priklauso nuo tai, kiek jisai treniravosi ir kokius kilometražus prabėgęs yra. Patarčiau pradėti nuo 5-10 km, po to gal pusę maratono, po kokį pusę metų, o jau vėliau maratono. Nereikėtų bėgti iš karto maratono.